Birželio 29. Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą. Mato Evangelija 5 skyrius 8 eilutė. Tyra širdis tai nereiškia tobulumo elgesyje, žodžiuose ir mintise, bet mūsų ketinimų, intencijų tobulumą. Mūsų troškimai ir pastangos turi eiti tą kryptimi, kad galėtume tobulinti savo mintis, žodžius ir darbus. Pavyzdys, kuriam gali pritarti mūsų širdis ir valia, yra dieviškas pavyzdys. Taigi būkite tobuli, kaip ir jūsų tėvas, kuris danguje yra tobulas. Mato Evangelija 5 skyrius 48 eilutė. Dievas mums nedavė žemesnio pavyzdžio, bet pavyzdį absoliutaus tobulumo, tačiau jis suteikia mums malonę, gailestingumą ir ramybę per Kristų, jei einame jo pėdomis, o šis širdies tyrumas yra vienas iš esminių žingsnių einant siauruoju keliu. Širdies tyrumas reiškia turėjimą pačių geriausių intencijų, o taip pat reiškia turėjimą vieno tikslo, kuriuo yra Dievo garbinimas. Tai skatina mus elgtis lojaliai Dievo atžvilgiu. Tokių širdžių turėjimas sukelia džiaugsmą šių širdžių savininkams. Turintys tokias širdis Dievą dabartiniu metu mato savo tikėjimu, supratimo akimis, o galiausiai visi išrinktieji pamatys jį tokį, kokiu jis yra iš tikrųjų. Klausimai, kokius šią savaitę turėjau išbandymus susijusius su šia eilute? Kaip juos priėmiau? Kokie buvo rezultatai? Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą. Mato Evangelija 5 skyrius 8 eilutė.